Šiandien Vilniuje lankomės su tuo gražiu projektu Padėkok, pasakyk ačiū savo grožio specialistui ir esam grožio dirbtuvėse ir atvykom pas jų įkūrėją Margaritą. Margarita, tai šiek tiek apie save, apie tas grožio dirbtuvės. Gal iš tikrųjų norėčiau padėkoti, tikrai nesitikėjau laimėti, šiaip niekada nedalyvauju konkursuose, niekada nieko nelaimiu, tai iš tikrųjų labai malonu, tikrai nesitikėjau, labai smagu jūs pamatyti. Jūs esat ir visažistė, ir plaukų stilistė. Ką tokio darot, kad klientės nori jums padėkoti? Aš visada labai atsakingai žiūriu į savo darbą ir visada stengiuosi ir suprantu, kad aš dirbu dėl klienčių, ne dėl savęs ir gal jos tai ir įvertina, kad visada stengiuosi atsižvelgti į kiekvienos poreikius ir išgirsti jų nuomonę ir stengiuosi įteikti, kad ir liktų patenkintos, nes aš ir visada ir kolegiams sakau ir šiaip man tenka daug mokymų vesti tiek šukuosenų, tiek dažymų, tai visada sakau, kad paleisti klientę reikėtų tokio, kad jinai po kirpyklos norėtų į pasimatymą nueiti. Tai va tą ir stengiuosi visada daryti. Gražus požiūris yra, užtat klientės ir dėkoja paskui.